Sekso nėra 2 mėnesius, bet viskas gerai. Melas ar norma? Aš galvoju, kad jaunai porai ypatingai tai iš tikrųjų nenorma. Reikia galvoti apie tai, kas vyksta tarp jų dviejų ir ką reikėtų taisyti. Jeigu mes ties šitų klausimų liktume, kas yra tokia norma sekso atveju kartais? Per savaitę, per mėnesį jaunai porai? Žinot, šitos normos nustatyti tikrai negalima, dėl šito reikia atsipalaiduoti, bet pavyzdžiui, protestantų bažnyčia sakė savo tikintiesiems labai paprastai 2 kartus per savaitę, 104 kartus per metus. Ok, atskaitos taškas. Tu visada palieki puodelį prie kriauklės. Tai kas čia tokio? Na, visų pirma, galima tiesiai pasakyti, mane tai erzina. Man nepatinka, kai mes su tavim susitarėme, jeigu susitarėme. Jeigu tą smulkmeną pasakėm, kaip ir kalbėjom. Taip. Nėra smulkmenų. Prisiminkit, nėra smulkmenų. Nėra smulkmenų. Smulkiausias Žodžiu, akmenukas kiekvienas dalykas yra dalykas. Dalykas. Nei smulkus, nei didelis. Jo. Ir jeigu aš jį pavadinu smulkmeną ir bandau ignoruoti, jis graužia mane kaip tas akmenukas bate. Tai jeigu aš esu pasakęs, tai čia nėra nieko tokio. Taip. Aš esu pasakęs, mes susitarėm. Tu pasakai, taip, gerai. Vyrai labai dažnai atsikalbinėja, sutikdami su savo partnerių, žmonų, draugių reikalavimais, net neišgirdę, ko jos nori iš tikrųjų. Tai va čianais moteriškės turėtų panaudoti mažą gudrybę. Būk geras, pasakyk, ko aš prašiau. Pakartok. O tada būna įdomu. Tai vat, kol vyras nepakartojo, ko jo prašė, o tik atsipirko taip gerai, jis neišgirdo. Geras. Labai geras patarimas. Vienas tvarko, kaip reikia, kitas tvarko, kad būtų bent kažkaip. Abu nervinasi dėl tos situacijos. Pirmas dalykas, kas nusprendė, kaip reikia. Čia pagrindinis klausimas, kas nustato standartus. Namų tvarkos. Namų tvarkos, elgesio su kitais, tarpusavio santykių, vaikų auklimo, bet kur mes turim kažkokius standartus, rėmus, kas juos nustato. Ir mes turim suvokti, kad čia yra viena iš pagrindinių sferų, kur išlenda šitas mes. Kur šito mes reikšmė yra didžiulė. Nes jeigu mes nesusitarėm, aš tau pasakiau, kad tu turi taip daryti. Pasakei, bet kodėl aš turiu? Kur tai parašyta? Tai yra pakankamai daug erdvės pasyviam, o gal net ir aktyviam protestui. Čia, žinot, vienam užtenka praskalaut puodelį, nes jisai taip pripratęs nuo studento laikų, nes jis vienas gėrė iš to puodelio ir jis žino, kad vėl gers. Ir poroje jis galvoja, tai ašgi išploviau, nes aš taip pratęs daryti 20 metų, o kitam reikia rankom išplaut, dar indaplovę dėti ir iš indaplovės dar viską ten rankšluosčiu išpoliruoti. Ir skaito, čia tada išplauta. Ir tada tokie du žmonės tvarkas supranta tai visiškai tada skirtingai. Reikia tartis, ar bus iš tikrųjų įmanoma susigyventi. O gali va toks dalykas ir lemti tai, kad pora nesusigyvens netgi? Žinot, ypač kol tie jauni žmonės, dabartinės jaunųjų kartos atstovai gyvena nesusituokę, tai tokios smulkmenos gali pasirodyti pakankama priežastimi išsiskirti. Gaila. Vienas išeina iš kambario konflikto metu nusiramint, kitas sako, tu bėgi nuo problemų. Aš galvoju, kaip mes nusiraminam, yra išmokta. Čia nėra mano išsigalvojimas. Ir kažkaip mane vaikystėje mokė, kad jeigu tu čia dabar mums keli skandalą, eik į kambarį, užsidaryk, kai nusiraminsi, galėsi grįžti. Ir jis įgyja tą stereotipą, kad išėjęs į kambarį vienas, jis pabūna ir tada jau nurimsta tiek, kad gali bendrauti su savo tėvais, bendramžiais. Kitiems atvirkščiai buvo sakyta, kad baig kalbėti čianais, nutilk iš karto, baig rėkti ir būdavo baudžiamas, bet čia pat niekur neuždarant. Jis supranta, kad šitas konfliktas sprendžiamas čia ir dabar, tom priemonėm, kurias abudu turim. Tai kaip mes elgiamės nerimo, pykčio, pasimetimo situacijose, yra dalykai, kurie yra atsinešti. Mes turim palyginti, kaip tu tai darai,
kaip aš tai darau. O čia yra teisingas būdas, ar čia Ne, nėra nėra teisingas? teisingo būdo. Teisingas yra tas, kuris padeda tam žmogui. Nes mes turim suprast, kad teisybė yra subjektyvi. Nes Kas teisybė man, gali būti visai neteisybė jums. aš galiu nuo savęs pareflektuoti, nes man, pavyzdžiui, asmeniškai, man labai sunku yra viduje, aš jaučiuosi blogai, jeigu žmogus išeina iš konflikto, neišsprendęs konflikto. Nes aš tada jaučiuosi su savo mintimis ir aš pradedu prigalvoti įvairių planų, kaip čia viskas toliau bus ir panašiai, nes mes neišsiaiškinom. Ir tas žmogus dingsta ir po to aš to konflikto jau jaučiuosi neišsprendęs. Jeigu, pavyzdžiui, vyksta konfliktas ir mes atsisėdam ir sprendžiam ir tada, kad ir neigiamai, teigiamai, nesvarbu, bet kažkoks sprendimas, man jau iš karto viduj geriau. O tas žmogus sako, o man geriau 2-3 dienas pagalvoti ir tada pasišnekėti. Bet aš 3 dienas tada iš proto einu. Nes, tiesiog, aš taip jaučiuosi. Tai dabar... Tai ieškokit kompromiso, gal net 3, gal 2, gal 2 dienos. Ieškoti. Kad jums mažiau kankintis, jam truputį mažiau pačiam apsispręsti, bet išspręsti abiems šnekantis būtina. Okay. Čia vis tiek finale būtina. Dalykas. Klausimas kada? Taip. Tai vienam adaptuotis, kitam adaptuotis, bet finalas išspręsti būtina. Negalima tai padaryti, kad konfliktą tiesiog užmiršti. Tai lietuvaičiai labai dažnai bando, tie nekalbadieniai, kurie pereina į nekalbą mėnesius, tai yra bandymas tarsi užmiršti, dėl ko mes susiriejome. Niekas nieko neužmiršta. Tas dar ir lieka ir po to prikišda. Taip. Kai sakėt, dėl tų smulkmenų, kai konfliktai vyksta, tai va tie nekalbadieniai ir išlenda. Tada visos smulkmenos ir išlenda. Tada visi tie išlenda. Vienas sako, nepykstu, bet 3 dienas tyli ir atsakinėja vienu žodžiu. Kaip tik atėjo šitas momentas. Tai neišvengiamai įrodo pyktį, žinoma. Vienas viską prisimena, metines, gimtadienius, susipažinimus, pasimatymus, kitas nuolaidot viską pamiršta. Na, čia jau žmogaus... sakyčiau, įpročio suteikti didesnį ar mažesnį reikšmingumą įvairiausiams dalykams, kurie vyksta jo gyvenime. Ir kas jam atrodo svarbu, kas ne. Bet jeigu, pavyzdžiui, jis užmiršta, bet galvoja, kad vis tik būtų gerai prisiminus. Taigi mes turim telefonus, kur galim susivesti visas reikalingas. Ką tik kalbėjom, gyvenam su jais. Ne, čia tiesiog iš ryto man parodo šiandien Onutės Petrutės gimtadienis. Pasveikinu. Tikrai, jau dabar pasiteisinimų nėra. Ne, pasiteisinimų nėra. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.